Sveiki, aš esu Ugnė iš Klaipėdos. Šoku Leader Dance komandai, susipažinkim. Klaipėda mano miestas, čia gimiau, užaugau ir augu. Toliau esu čia labai laiminga, pažįstu kiekvieną gatvelę Klaipėdos. Susitinkam su draugais, randam apie ką pašnekėti, tiesiog mėgaujamės Klaipėdą. Daug gražių vietų turim, Bitutę dar turiu, jie irgi Klaipėdai patinka, jinai be to iš Vilniaus atvažiavus yra. Ką geriausiai pasiemi saugot iš viso to dalyvavimo, šokimo? Galbūt patirties su scenoj, aišku, čia didžiausias dalykas. Disciplina. Irgi iš vadovės, iš draugų irgi kažkaip mes vieną kitą irgi muštruojam truputėlį, kad patariam gal kažką tais. Irgi bendravimas. Patinka, kai šokių metu pradeda daryti bangą. Žiauriai fainai, tu užsivedi, užsidegi, nori padaryti to, ko negalima daryti, ten verstis, kulverščiuotis ir taip toliau. Žiauriai fainai iš tikrųjų. Ir ypač, kai ta vėliava išsitraukia Lietuvos, tai visi fanai su tais būgnais muša, žiauriai fainai. Turim tokį muštrantą, vadovę mūsų, kuri niekada neleis išeiti su prilipusiais plaukais. Turi būti būtinai garbanoti plaukai, kad nebūtų prilipę, kad visur masikuotųsi. Ten būna susitvarkai plaukus, jeigu neduok dievę, susiseksi kur nors viršui, viskas, Leninas būsi. Makiažas irgi turi būti ryškus, iš arti gal nelabai atrodo, ne kažką, bet iš toli, svarbu aišku, nes žmonės sėdi toliau, tai ir turi matytis iš tolo viskas. To azarto, galbūt to išėjimo į aikštelę, žmonių pasiilgčiau, azarto. Aišku, merginų bendravimo labai pasiilgstu, nes jeigu, tarkim, į treniruotės kuri nors neateina, tai labai jaučiasi ir jeigu manęs tenais nebūtų, tai trūktų to bendravimo labai. Tų juokelių, visokių kelionių, būtų žiauriai liūdna.